Vyksta apmokymai. Nu, tai pasikartokim. Supratot? Kuris, kurioj vietoj būsit? Tu čia stovėsi. O tu, Martynai, ten gali tą šniūrą, kai nuneši ir užtersi kelią. Gerai? Gerai. Taip. Mes vesim buliukus. Va, jau kažkas pabėgė yra prie šieną. Vaikai tie landžiat pradėjo. Taip, žinai, žiūriu šitas mergaitės ir matau, kad jos prašo skalėjimą. Tas tikrai prašo skalėjimą. Nes iš vis pagarbos nulis. Kada kalėjimas atlaisvės, galėsim mergaitės mes ten uždaryti. Pačias didžiausias neklaužadas. Šiaip tai bent porai dienų būtų sveika, jaučiu. Sveika būtų, sveika. Ne? Taip? Nes bardaks kaunas jau su jom. Nu, tai Laurinai gavai pasiūlymą pirkti VTZ traktorių. Kodėl neperki? Pigus yra. Tai yra ne pirmą kartą. Ne pirmos jaunystės traktorius. Ne pirmos jaunystės pasiūlymus. Pirkti, tai su buvo apgalvot. Ai, nu ir pasiūlymus ne pirmos jaunystės. Ne. Aš tai iš viso, kaip, ten komentarą, kodėl nelaikot tą, kaip ten, įperkamą investiciją. Tai įperkamas galbūt traktorius, bet ar tai bus investicija, va čia yra klausimas. Ir iš tos finansinės pusės kažkaip matau, nesugebu pertikti tos minties, kad, dabar praveskim finansinio raštingumo pamokėlę. Kai tu investuoji, turbūt grąža. Tada yra sėkminga investicija. Jeigu grąžos nėra, kaip nori taip sakyk, tai yra įsipareigojimas, ne? Tu mokėsi tam traktoriui už draudimą, o technikinę tau kainuos, detalės tau kainuos, ne? Tai viskas gerai, ne? Tai gali tas kainuoti, bet tu ten kažką padarysi su to traktoriumi ir tu sugeneruoji pinigų. Ką tu čia padarysi su to traktoriu, kas tau sugeneruos pinigų? Nieko, tu tiesiog nusipirksi savo patogumą. Tai nėra investicija. Rizikinga patogumą. Rizikinga patogumą, nes čia pirmiausia turi baigti mechanikų kursus, norint pirkti pigų traktorių. Mes turim, tų pažįstamų, kurie turi tos traktorius, bet tai jie mechanikai. Turbūt netgi daugiau negu ūkininkai. Tai mes tai ne mechanikai. Visiškai ne. Tu mechaniks išardytum traktorių, pakeistum detalę? Tai va, kai jūs užaugsit, tada mes pirksim traktorių. Kai jau jie išardys mums traktorių, pakeis detalės, mes tada pirksim traktorių. Aš technikas. Ne technikas? Technikas. Nuvažiuosit pas senelį į servizą, apreisit pamokas, šaltkalvių kursus nemokamai. Ir galėsim tada pirkti traktorių už 2000 ir visą vasarą jūs praleisit jį remontuodami. Bus parduotas vasaros prie traktorius. Bus tokia metalo krūva, kad reiks visą vasarą tvarkyti, nes biškai pavačius jau žiūri detalės bir. Žinok, jų geriau pirkti už 10 000. Bet tai ir už 10 000 gali detalės birėti. Nebūtinai. Bijot piemens labai gerai. Reiškia, yra darbas atliktas kokybiškai. A suginėt? Čia gal norims, tai bus reikalų, reikės saugo čia viską. Išsiaiškins, tada jau bus ramu. Tai didžiausia tikimybė yra, kad išeis, kad ir iš kalėjimo, ir piemens biję, vis tiek per tokias muštynės laisvai gali pabėgti. Tad turi apsiraminti jie, tada bus gerai, arba ne. Leidom į miškelį patvarkyti jį. Šiaip tai gražiai prižiūri tą mišką tos karvės. Ir tas miškas tada atrodo daugiau kaip parkas. Dėl to ir noriu elninių populiaciją kontroliuoti, nes turėsim nebe miškus, o parkus. Bet čia pas mus tai kažkaip man tai patinka, ne šabakštynai.
Juo labiau, kad čia taip apleista žemė yra, nes čia ne mūsų žemė, mes tik ją ganom. Tai... O mergaitė yra kokia su ragais? Ne. Ne, tik berniukai. Tik berniukai su ragais, tai va, tai jos čia parkelim formui ir ten labai gražiai pušyną suformavo. Ir čia žiūrinti tą pušyną, tu supranti, kad karvės tikrai yra labai svarbios gaisrų valdyme. Nes ten tas pušyns kur kas mažiau šansų turi užsidegti, negu kad ten prie upės, kur yra, kur negalima ganyti. Tai ką tu žvengia, nu? Ką čia pasakys? Kaip čia tolerantiškai išlaviruos, ne? Kaip jinai čia įsireik. Kur negalim ganyti? Kur negalim, nu labai gražiai, galėtum pagirti, kad neužstūmiau eilinį sykį. Nes jau ką jau moku, tai tą jau moku. Degint ir stumti. Čia gal nepavirsti klaidą šit. Pasirinkimus padaryti, kad įleisti čia biškį arčiau. Bet gal nieko, matys viens kitą mažiau stresuos. Čia pamuojin, ten pamuojin. Gal nedrys bandyti perlipti. Ir man tai aišku, vat iš tos pusės merginos, kokios tors jauniklikės rujoto. Ir pačias nori bėgti, ir vyrai bus pasiruošę tam. Vat gal ne. Gyvenim su Lurinu. Viską apžiūrės, ropom apeis visą kalną ir įvertins, kaip čia yra. Nu, čia va monitorings yra aukščiausiam lygiai. Taip? Kas aukščiausiam? Monitorings. Ir aukščiausiam lygiai. Ne, nu tiesiog įdomu. Žemiausiam tiksliau ant kelio. Atsimenu, mes čia specialiai buvom palikę ir dobilą, ir liucerną, kad formuotų sėklas. Ir tada ganėm karves, kad tas sėklas išnešiotų. Ir dabar žiūrėsim, ar išnešioja? Nu. Dabar... Vieną kitą sėklytę, nu matau, kad sudygė jaunas, sugliuks dygėlis yra. Man tai, žinai, nu aš, pavyzdžiui, pirmą kartą čia matau kurmus. Da nebuvo nei vienais metais čia kurmų. Tai čia dabar gerai, kabuliai biški pavaikščios, tos biški gal praslaidys tas žemės. Didžioji ūkininkė Justina pirmą kartą ką pasėsi parodoj. Va kaip. Nu tai čia einam dabar pirkti traktorius, nes sakė, mums reikia traktorius, tai einam pirkti. Žiūrėti. Pirkti. Aš mėgstu iškart pirkti. Gal pasiūlyti, ne? Ne, iškart nusipirksim. Va, tas va. Kosmosas. Kosmosas. A, čia dar didesnis kosmosas. Čia bišk mažesnis kosmosas. Nežinau, nu, ta prasme, pavyzdžiui, kada jis turi, kokiu būdu ir kada jis turi atsipirkti. Niekada. Turi dirbti, turi atsipirkti ir atidirbti. Turėčiau nebent kaimynam važiuoti kilnuoti rulonus ir imti šių pinigus, tai tada jis atidirbtų savo, kada nors gyvenime.